Mano gruodis prasidėjo nuo kalėdinės eglutės Vilniuje įžiebimo. Tiksliau netgi ne gruodis, nes ten buvo visiška lapkričio pabaiga. Na, bet, žinai, tarkim. Tarkim, kad tai yra įžanga į gruodį. Tai kitą dieną, paklausius žinias, sužinojau, kad be manęs toj aikštėje buvo 25 000 žmonių. Ir labai gražiai per žinias sakė, kad šventiškai, kad jaukiai pasitikom, kad visi buvo draugiški. Tai aš taip supratau, kad tie korespondentai, kurie tai prašė, jie nesitrynė toj minioj, jie akivaizdžiai turėjo VIP, žinai, kokius nors praėjimus arba leidimus, ar kokius slaptus tunelius, nes mes taip labai draugiškai stengiamės mes alkūnėmis labai stipriai nesidaužyti, bet buvo taip žmonių kaip silkių. Žinai, ne, iš tikrųjų šventė tikrai buvo graži, eglutė labai jauki, jinai gyva, jinai patraukli savo paprastumu, gal nu tokia yra cinkelio toje eglutėje, man labai patinka jinai. Atlikėjai, kurie koncertavo per įžiebimą, padėjo sukurti tokią labai kamerinę aplinką. Aišku, žymiai smagiau pasidarė, kai žmonių apmažėjo toje aikštėje, bet iki mugės mes su vaiku taip ir neprasibrovėm. Dar reikės tą padaryti. Tai va, taip prasidėjo gruodis. Gruodis. Gruodis yra smagus tuom, kad jisai oficialiai pareiškia, kad baigėsi lapkritis ir baigėsi ruduo. Ir klausykit, dabar aš pasakysiu visiškai rimtai. Jokios darganos, jokio šlapio oro, jokio rūko, kaip kad šiandien, pavyzdžiui, ten per dienos metu važiuoji ir visur rūkas. Ir toks rūkas, kad, nežinau, horizonto nesimato. Šiaip tai yra toks sudėtingas metas, kad praktiškai nesinori iš viso lipti nei iš namų, o kitą kartą net iš lovos. Tai aš džiaugiuosi, gruodis tarsi mums suteikia teisę vėl pradėti džiaugtis gyvenimu. Žinau, kaip tai žiauriai skamba, bet aš esu visiškai, kaip čia pasakyti, meteopriklausomas žmogus. Aš labai, mano nuotaika, apskritai noras kažką veikti, siekti, daryti, eiti, džiaugtis, jisai labai priklauso nuo saulės. O rudenį, ypatingai vėlyvą rudenį, mes tos saulės matom, nežinau, kaip jauną mėnulį. Tai va, tai ta džiaugsminga proga atnaujinau savo tradiciją ir po 3 metų pertraukos pagaliau nusipyniau advento vainiką. Ilgiausiai, kas užtruko pats vainiko pynimas ir žvakių liejimas, nes žvakes aš irgi šį kartą nusprendžiau išsilieti pati. Tai ir gavosi labai jaukus vainikas. Šiandien pirmą kartą degsiu vieną žvakutę.
Aš esu tokia planavimo maniakė, reiškia, tuoj aš parodysiu. Aš turiu čia va tarp kitko šitas mano žurnalas. Aš juos vadinu žurnalais, ne dienoraščiais, bet žurnalais. Čia yra šių metų ir aš žurnalą naudoju pagrinde tam, kad susiplanuočiau ateinantį mėnesį. Tai yra kelios praktikos pas mane be grynai kalendoriaus, kurį irgi naudoju pasižiūrėti savo pasižymėti pagrindines veiklas, ten renginius susirašyti. Bet vienas iš esminių dalykų, tai yra tokia inventorizacija gyvenimo sričių. Tai va šita va diagrama, kur aš sau parodau, kurios gyvenimo sritys manęs netenkina ir aš imuosi tam tikrų veiksmų, kad susigrąžinti iki to man priimtino lygio. Tai čia yra mėnesio planavimas. Kita kartą būna tokių mėnesių, kuriems reikia tarkim, vasaros mėnesį, kai mes tokie biški visi tokie plavinėjau aš, tai man reikia būna ir iki savaitės lygmens susidėlioti. Papildomai prie to pačio aš tą žurnalą naudoju ir kaip meno terapija. Va taip gal būtų galima pasakyti apibendrintai, taip kaip paskatinti savo kūrybiškumą, tai aš vat tą darau įvairiais būdais, nes vis aš randu ką užsirašyti. Bet jums nebūtina to daryti, čia aš tiesiog parodau, iki kokio lygmens galiu nusikukoreguoti. Taip, bet popieriaus lapo arba sąsiuvinio vis tiek reikės. Taigi, prieš pradedant planuotis, jeigu jūs esat tokie patys svajotojai kaip ir aš turiu omeny, nes tie žmonės, kurių galvoje daug įvairių dalykų vyksta, jiems reikia pagalbos, kaip atskirti pelus nuo grūdų. Tai tą mes darome, turėdami 2 atskirus lapus. Reiškia, čia yra tikrieji tikslai metų ateinančių visų 2026 metų tikslai. Kaip matai, čia jų dabar kol kas yra nedaug, yra 0. Ir yra idėjos tikslams. Tai va, idėjų tikslams puslapis skirtas tam, kad pasvajoti, kaip tu nori, kad atrodytų tavo gyvenimas, ką tu nori daryti. Aš, tarkim, noriu ten atostogas turėti, aš noriu išmokti filmuoti, noriu dar ten kitų dalykų ir čia aš rašau tikslus negalvodama nei apie formuluotę, nei dar kažką tai, bet vėliau, kai mano puslapis idėjų prisipildys, kai aš turėsiu viziją savęs 26 metais, aš visą šitą savo, ką aš čia prispangau, aš formuluosiu į realius tikslus 26 metam. Tai mes kalbėsime apie tai, kaip užpildyti va šitą puslapį, kaip taisyklingai, o taisyklės yra suformuluoti tikslą ateinančiam laikotarpiu. Yra 3 pagrindiniai dalykai. Vienas iš pačių svarbiausių yra pats pirmasis, yra įsitikinti, kad tas tikslas yra pasiekiamas. Tarkim, aš labai norėčiau apsilankyti Mėnulyje. Na, tikrai turiu tokią viziją savo galvoje, kaip aš vos ne Armstrongas, supranti, su tuo kostiumu, žinai, varinėju ten šokinėdama po Mėnulio paviršių. Bet kaip aš to benorėčiau, į 26 metų tikslus aš jo niekaip neįrašysiu, nes jis yra nepasiekiamas, tiesioginė ta žodžio prasme. Tai va, pirmas dalykas, ir tai yra tas barjeras tokiem va plavinėtojam kaip aš, kuris pasako, ar tu įsirašysi jį į tikslą ar ne. Jisai turi būti pasiekiamas. Taip, jis turi būti, kaip čia, su iššūkiu. Žinoma, tai nebūtina sakyti tai, kad tu lengvai galit padaryti. Turi būti su iššūkiu, bet jisai turi būti apskritai turėti galimybę būti įgyvendintų. Vienas dalykas. Antras dalykas, tikslas turi turėti kažkokią kiekybinę išraišką. Tarkim, negali sakyti, kad aš noriu, kad mano gyvenimas taptų geresnis.
Šiaip labai fainas tikslas, tikrai, nu, kas nenorėtų. Bet kuom išmatuoji tą gėrį? A, kuom tu jį pamatuoji? Na, nežinau, kokį čia pavyzdį pateikti. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu per mėnesį nupirksi ne kilogramą cukraus, bet 4 kilogramus, tai tu čia jau geriau gyvensi. Taip? Ir tu, nu, nepaneigsi, tikrai, nes 4 kilogramų geriau negu vienas. Va čia yra kiekybinė išraiška. Tai yra tikslas, jis tai turi turėti tam tikrą specifiškumą. Tarkim, iš normalių pavyzdžių. Dažnu atveju pradedam visą laiką, nu, dažniausiai prasideda nuo finansų. Jeigu tavo tikslas yra sutaupyti pinigų atostogom, tai formuluodama tikslą, tu taip ir rašai. Reiškia, sutaupyti, tarkim, imu skaičius iš galvos. 1000 eurų atsidedant kiekvieną mėnesį iš atlyginimo ir po kiek tu ten atidėsi. Po 100, po 200 ar po kiek tu atidėsi. Ir taip turi konkrečiai skambėti tikslas. Ir tada jau, po kiek tu ten mėnesį susitaupysi, po 6 mėnesių, po 12 mėnesių, jau tu galėsi, reiškia, važiuoti atostogų. Tikslas, jis yra įgyvendintas ir jisai turi tą kiekybinę išraišką. Jeigu tu, tarkim, galvoji apie tai, kad tau reikia padidinti savo pajamas, tai šitoj va pusiai, idėjų pusiai, gali prisimėtyti savo, tarkim, idėjos papildomai veiklai arba kaip monetizuoti savo sugebėjimus. Gal tu moki megzti, gal tu moki siūti, gal tu gali, tarkim, pasiskelbti, kad tu taisai kelnes arba trumpini užuolaidas. Tarp kitko, surasti žmogų, kuris patrumpintų užuolaidas tavo mano gyvenamajam rajone nėra taip paprasta. Tai va čia va jau yra idėja. Tai va šitam puslapį, idėjų puslapyje gali prisimėtyti savo daug variantų, kaip būtų galima monetizuoti savo sugebėjimus arba gal kokią nors veiklą užsimti papildomą. Čia dėlioji savo. Kai jau turėsi tam tikrą formą, nes šitoj vietoj tavo noras uždirbti daugiau pradės įgauti formą, ko tau reikia. Ar tau reikia, tarkim, kreiptis į užimtumo tarnybą kokiu nors kursu papildomu. Ar tau reikia taupyti ne atostogom, bet taupyti kvalifikacijos kėlimui. Gal tau tarkim, reikėtų pramokti kažką daryti. Gal tavo gyvenamoj vietoj yra poreikis tam tikrų žmonių specifinio, ten kokių, nežinau, slaugytojų, tarkim, arba kurie ten kokius, kaip va, pas mus čia, kas leidžia vitaminus į veną, ar ten, kur ten, kas gali įleisti. Įvairių gali būti minčių. Tai į tikslų puslapį tu jau gali įsirašyti, kad tu iš papildomos veiklos nori per mėnesį arba planuoji per mėnesį uždirbti pradžiai, ten, nežinau, 20, 40, 50 eurų ir panašiai. Tokiais būdais kiekis turi būti būtinai įrašytas į tikslą tam, kad jisai taptų tuo tikru tikslu. Ir trečias, labai svarbus dalykas, tie tikslai turi turėti laiko rėmus. Mes šituo atveju su jumis kalbam apie 26 metus bendrai, tai laiko rėmai kaip ir iš karto uždedami. Gal tai nėra taip akivaizdu, bet visumoje planuojant tikslą, reikia žinoti, iki kada tu nori jį įgyvendinti. Nėra taip, kad, žinai, čia 5 mečių į priekį, tarkim. Tai va, tokie dalykai, tai va nepamirštam specifiškumo, aišku, yra kitokie dalykai, tai turi būti, kažkas tai iš tavo srities. Patarimą nuo savęs galiu duoti, kad veikla, kurią tu nori užsimti, jinai turi patikti. Reikia eiti per šitą dalyką. Dabar ir nenuvertinkit savęs, net jeigu tai yra, nežinau, servetėlės, mezginiai įvairūs, sakysit, kad jų čia gal niekam nereikia, iš tikrųjų reikia, kiekvienas daiktas jisai randa savo pirkėją ir jeigu jūs įdėsite meilę
tą dalyką. Jeigu tai jums patiks, jūs pamatysite, kiek jisai bus tiek kokybiškas ir šiltas dalykas, kad jisai tikrai atras savo šeimininką tie daiktai. Galima pamatyti daug įvairių pavyzdžių, kaip žmonės daro lėlytes arba kaip jie ten iš to molio, kur galima sukepti, kokius auskarus daro. Ten atrodo laisvalaikių ir investicijų labai didelių nereikia, bet vienas pats svarbiausias dalykas, iš tikrųjų gal nuo to reikėjo pradėti. Tai yra tas, kas variklis, kuris veda, tai yra noras. Va, kai yra noras, tada galimybės tikrai atsiras. Va tai. Ir mano tikslas yra paskatinti norėti. 26 metam panorėkite biškį šiek tiek daugiau. Tarkim, ir pamatysite, kaip keičiasi jūsų gyvenimas. Ir vėliau, kai jau turėsite susirašę metų tikslus, nes aš čia dabar matai, jų čia labai daug. kol kas dar nei vieno nėra. Tai aš paprastai būna dar paimu praeitų metų pažiūrėti, bet šiem metam aš turėjau tik tai vieną tikslą, tai įsikurti pilnai savo naujuose namuose. Tai, žinai, nebuvo iš ko pasižiūrėti. Ir iki šiol dar reikia man indaplovę reikia įsirengti. Dar yra tokių minusiukų, bet ne apie tai. O apie ką aš išvis? Taip. Metų tikslai, jie vėliau keliaus į mėnesio tikslus. Tarkim, pas mane tai, skirtingai aš juos pavadinu, dažniausiai ten kažkoks to-do sąrašas arba sąrašas, ko reikia padaryti. Ir paprastai, jeigu dar metų tiksluose kažkas tai būna neišbraukta iki gruodžio pabaigos, tai įsirašau, čia aš jau praktiškai, sakau, pas mane buvo vienas tikslas įsirengti, tai mano tikslai būdavo tokie, tai veidrodį nupirkti, tai išsirinkti paveikslą, tai, žinai, čia jau apie grindis ir visą kitą nekalbu. Bet mintis yra tokia, iš metų, po to kas mėnesį, planuojant mėnesį, tu atsiverti tą puslapį, kur yra tavo metiniai tikslai ir tu pasižiūri, kokią dalį to tikslo tu gali įgyvendinti ir jį persirašai. Ir visą laiką tu būni tokiam, žinai, kaip sinchronizacijoj su tarp savęs dabartinės ir tos savęs ateitinės, kuri būtų laimingesnė, gal daugiau nuveikusi gyvenime, gal truputėlį grįžusi į žemę iš tų savo pasisvaigimų ir pasiplaukimų debesyse. Kem 3, kem 4, kem 5. Jeigu mes norime manifestuoti, tai yra sudarinėti tikslus taip, kad ateitų pagalba iš aplinkos arba iš aukštesniųjų jėgų, tuomet prisideda dar viena papildoma sąlyga labai svarbi. Tiksliau netgi ne viena, o 2. Tai ta antroji, ją lengviau papasakoti. Antroji reiškia, reikėtų stebėti mėnulio fazę ir daryti manifestavimą augančiam mėnuliui esant. Tai yra jaunatis arba augantis mėnulis. Tai yra iki pilnaties, iki kol mėnulis jau pasidaro visas gražus kaip blynas. Ir svarbus dalykas, kad tuomet tą mūsų tikslą mes turime formuluoti esamuoju laiku. Tarkim, aš uždirbu ten tiek ir tiek per mėnesį. Arba aš esu ištekėjusi, aš esu nėščia, aš esu, vadovė, tarkim, tokiu būdu. Kalbant asmeniškai apie mane, tai, man truputėlį kliūna toksai tikslo formulavimas, kaip būna nagai ir po to kliūna, kai nagas įskyla ar kas nors, tai man truputėlį kliūna, tai aš formuluoju kitaip. Aš truputėlį nusižengiu nuo tos vadinamosios teorijos ir sakau, aš save matau 2026 metų pabaigoje mokančią kinematografiškai filmuoti.
tokiu būdu. Reiškia, tai manifestavimas, jisai skiriasi šiek tiek nuo tikslo. Jeigu mes tikslą tiesiog rašome, negalvodami apie tai, ar tai būsimasis laikas, ar tai esamasis, tai manifestuojant, jau mums reikia truputėlį tai atsižvelgti ir jau rašyti, kad, 26 metais aš uždirbu tiek ir tiek eurų per mėnesį, arba turiu antras pajamas, arba esu monetizavusi savo hobį, kuris man atneša ten po 20 eurų per mėnesį ir panašiai. Tai va, atsiranda dar toksai va dalykėlis. Ir ką dar galima daryti su manifestuotais tikslais, jeigu paprastus užrašome tiesiog kažkur, ar žurnale, ar kitur, manifestuotus tikslus, tu aš parodysiu. Tai va, tai čia yra mano manifestuotas tikslas. Tai yra, jisai gali turėti tą fizinę formą savo. Tai tuom jisai dar yra patrauklus, kad mes dar daugiau intencijos suteikiam tam savo. Tai va, jeigu bus įdomu, gal aš galėsiu pasidalinti ir savo metų tikslais, bent jau kaip aš apipavidalinsiu sausį, kai aš jau darysiu tą sausį, tai aš planuoju parodyti. Kol kas, jeigu turite klausimų, rašykit, ateikit į Telegram kanalą, bus galima pakšnekėti, paplepėti apie tai, kaip kiti žmonės daro. Ar daro apskritai, nežinau čia. Nežinau, ar daro. Tai va, tokie pyragai. Ačiū už dėmesį.